30–40% žmonės turi virškinimo sutrikimų. Jei tu vienas iš jų, šis video tau. Kas yra virškinimo sutrikimai pirmiausia? Tai dar kitaip vadinami dispepsija yra bendras terminas apimantis nespecifinius virškinimo trakto sutrikimus. Ir nevirškinimas atsiranda tada, kai skrandyje gaminama rūgštis susidariusi valgant, dirgina skrandžio gleivinę, viršutinę dalį ir stemplę. Jaučiamas pilnumo jausmas, pykinimas, rėmuo, dujų sukeltas diskomfortas. Tai neįprastas pilnumo jausmas, kuris išlieka ilgai po valgio ir gali būti tai, kad netinkamų mitybos ar gyvensenos įpročių požymis. Pirmas yra rėmuo. Tai dažnai virškinimo sutrikimo palydovas, reiškiantis aštriu, deginančiu skausmu, nemalonus skrandžio rūgšties skonis burnoje, kosulis, pasikartojantis žagsėjimas, užkimęs balsas, blogas burnos kvapas, pilvo pūtimas, pykinimas ir taip toliau ir taip toliau. Ir gali būti net skausmas, šis skausmas gali būti labai stiprus ir net yra painiojama su krūtinės angina. Simptomai dažniausiai pasireiškia naktį, po valgio ir gali sustiprėti, jeigu kilnoji svorius ar įsitempusi arba pasilenkiant ar keliant kažką sunkaus. Kasgi sukelia šitą refliuksą arba skrandžio rūgštingumą? Apvalus raumenų žiedas sfinkteris, esantis stemplės apačioje, paprastai leidžia rūgščiai kilti aukštyn. Kai kuriems žmonėms šitas sfinkteris neveikia ir net laiko padidėjusio spaudimo skrandyje, pavyzdžiui, nėštumo metu arba suvalgius didelį kiekį maisto. Dėl to skrandžio rūgštis kyla į stemplę ir tai vadinasi rūgštiniu refliuksu. Teigiama, kad kas 10 žmogus patiria šitą problemą kasdien. Ypatingai jeigu rūkai, jeigu vartoji alkoholį ar turi antsvorio problemų. Kaip sumažinti tuos simptomus? Žmonės, žinau, labai daug naudoja rūgštį mažinančių tablečių, bet ko niekas turbūt nepasako, kad tas tabletės galima vartoti ilgiausiai 2 savaitės, bet žmonės naudoja dešimtmečiais ir iš to perauga į vėžinius susirgimus. Bendros rekomendacijos, kurias gali padaryti savo, palengvinti, jeigu turi šitų problemų, tai valgyti mažesnės porcijas reguliariais intervalais, vengti valgymo vėlai vakare ir eiti miegoti, ir paskutinis turėtų būti prieš miegą 2–3 valandos. Po valgio vengti gulėjimo, lenkimosi ar sunkių ėjimų, vengti maisto produktų, kurie dirgina ir blogina simptomus. Produktai, kurie gali pabloginti savijautą, tai gali būti pipirmėtės, pomidoras, šokoladas, aštrus maistas, karšti gėrimai, kava, alkoholis, nebemiegoti visiškai horizontaliai, pakelti lovos galvūgalį keliais centimetrais, maždaug 45 laipsnių kampu. Rekomenduotina naudoti jokių papildomų pagalvių, nes tai padidina spaudimą skrandyje. Apie kitą virškinimo sutrikimą, dirgliosios žarnos sindromą. Tai nekenksminga būklė, bet jinai labai pablogina gyvenimo kokybę. Ir simptomai panašus į tokias ligas kaip celiakija. Ir dirgliosios žarnos sindromas yra apibrėžiamas kaip funkcinis žarnyno sutrikimas, kai pasireiškia tam tikri simptomai, bet nėra kažkokios struktūrinės ar biocheminės priežasties. Tai dažniausiai pasireiškia sutrikusiu tuštinimusi, vidurių užkietėjimu, viduriavimu, pilvo skausmais ir pūtimu. Ir populiariausi dirgliosios žarnos simptomai yra pakitęs tuštinimosi dažnis, daugiau nei 3 kartus per dieną arba mažiau nei 3 kartus per savaitę, pakitusi išmatų forma, pakitęs tuštinimasis, įtempimas, skubėjimas, nepilnas įsituštinimo jausmas ir pilvo pūtimas ir tempimo jausmas. Ir dirgliosios žarnos sindromas gali būti kai kuriems labai varginantis būklė, o kitiems gali būti tai nemalonus nepatogumas. Dirgliosios žarnos sindromo priežastis nėra gerai žinoma, tačiau tokie psichologiniai veiksmai kaip nerimas, depresija ar stresas
tai gali būti kaip ir priežastis. Kaip suvaldyti dirgliosios žarnos sindromą? Kadangi aš šitame video nesiūlau jokių vaistų ir mano turinys yra daugiau edukuojančio, holistinio požiūrio, tai aš visą laiką siūlau mitybą ir gyvenimo būdą. Ir noriu duoti tokias rekomendacijas. Valgyti reguliariai neskubant, nepraleisti valgymų ir nedaryti ilgų pertraukų tarp jų, išgerti bent 8 stiklinės vandens per dieną, rinktis be kofeininius gėrimus, riboti arbatą, kavą daugiau kaip 3 puodeliai per dieną, mažinti alkoholio ir gazuotų gėrimų vartojimą, mažinti atsparaus krakmolo, tai kitaip tariant, perdirbtuose ir pakartotinai šildytuose produktuose. Su dirgliosios žarnos sindromu riboti šviežių vaisių iki 3 porcijų per dieną, mažinti riebaus ir sotaus maisto vartojimo, bulvytės, greitas maistas, pyragai, tešla, sūris, pica, kreminiai padažai, traškučiai, šokoladas, tortai, sausainiai, riebios užtepėlės, aliejai ir riebi mėsa. Dabar dar noriu pereiti prie virškinimo sutrikimų, prie tokių kaip pilvo pūtimas, spazmai, dujos, viduriavimas. Ir jeigu esant pilvo pūtimui reguliariai valgyti avižas, kasdien vartoti linų sėmenis 1 valgomas šaukštas ir didinti skysčių kiekį, vengti sunkiai virškinamų produktų, kopūstų, brokolių, žiedinių kopūstų, briuselinių kopūstų, pupelių, svogūnų ir taip toliau. Esant vidurių užkietėjimui, skirtingai negu laisviems viduriams, valgyti skaidulų, palaipsniui didinti skaidulų kiekį, naudoti linų sėmenis pusryčiams, jogurto, sriubos, salotos, 1 valgomas šaukštas rekomenduotinas per dieną. Taigi, jeigu radote šitą turinį naudingą, kviečiu paspausti patinka.